Tęsime mūsų šeimos 6 mėnesių kelionę po Aziją. Jau esame aplankę Singapūrą, Malaiziją, Tailandą, Kambodžą ir šio video pabaigsime Vietnamo etapą. Atvykome į kiek neįprastą vietą Vietname, į miestą, kuris pastatytas vien tik tais pagal europietišką architektūrą. Atvažiavome į Turistiną, kur kas antras turistas kinas, nes jiems tokie dalykai labai įdomus. Važiavome į miestelį, kuris vadinasi Sunset Town, Saulėlydžio miestas. Iš tikrųjų, ne veltui tai pavadintas ir tuoj pamatysite kodėl. Visas miestas atkurtas pagal prancūzų ir italų architektūrą. Čia pas mus yra prancūzų kvartalas, o žemiau leisimės bus italų. Čia turime labai gerai atkurtą Venecijos bokštą, o čia va tokia va instagraminė vieta, kur kiekvieną dieną socialiniai tinklai būna tūkstančiais nuotraukų užbombarduojami gražiomis nuotraukomis. Šiaip labai graži vieta, ar ne? Pasistengta buvo su krūmais, augalija. Moterytės būna šitoje vietoje labai laimingos, manau. O šitoje vietoje turime labai gražius fontanus. Italiją primenantis, greičiausiai Romos mieste kažką galime panašaus pamatyti. Gerai, judame toliau. Laiko turime čia ne per daugiausiai, jau greitų metų saulė leisis. Kaip matote, fotosesija čia vyksta pilnu tempu. Vargšai vyrai, kurie turi tai daryti. Esame čia buvo prieš 2 metus, tai buvo visiškas vaiduoklių miestas. Dabar jau šiek tiek suaktyvėjo, matosi, kad jau yra gyventojų, jau turistų privažiavę. Šitas miestas grinai turbūt padarytas kinams ir šiaip aziečiams, nes nemanau, kad europiečius galima tai sudominti. Europietišką architektūrą, kurioje mes ir taip gyvename. Netgi padaryti eskalatoriai, kad tinginiam turistam nereikėtų labai vaikščioti ant karščio. Jūs tik atvažiuokite, mes viskom pasirūpinsim, sako vietinė valdžia. O mes nusileidžiame žemiau, kur jau yra italų kvartalas. Taip kad greit prasieinam, pažiūrėsim, kaip atrodo jisai. O taip, Venecijos bokštas iš kitos pusės. Bet kas šitoje vietoje gyvena, tai nerealius apartamentus turi. Geriausias vietos saulėlydžiams. Praeitame video pasakojau, kad labai nesisekė su viešbučiais, su apartamentais ir su Airbnb. Tai va, būtent 2 kartus bandžiau čia užsibukinti šitam viešbutyje ir man nesigavo. Nes savininkas tiesiog neatrašė ir nepatvirtino mūsų užsakymą. O va toks vaizdelis iš pirmos linijos. Miesto paplūdimys pagrindinis. Nelabai turbūt čia daug kas maudosi. Toks labai dirbtinai atrodantis. Bet va palmių prisodino labai daug. Šiaip labai gražiai sutvarkyta. O tolumoje matome Bučinių tiltą. Mokamas jau, lygtais nuo 8 eurų kažkas tokio kainuoja. Įdomu tai, kad pridėsiu nuotraukas, kaip jis atrodo. Yra 2 tiltai sujungiantis, jūs ateinat vienas iš vienos pusės, ateinat iš kitos ir tai pasibučiuojate, nes padarytas tarpas. Tai kad tikrai atrodo įspūdinga vieta, turistam padaryta, viskas aišku dėl Instagramo, dėl gražių nuotraukų. Taip pat kiekvieną vakarą vyksta pasirodymai, galima iš šitos vietos pažiūrėti nemokamai, arba susimokėti pinigus ir užlipti ant tilto, iš arčiau pažiūrėti viską. Tai bando pritraukti turistus ir vietinius gyventojus, kad kuo daugiau žmonių apsigyventų čia. Kol kas jiems, man atrodo, tai nelabai gerai sekasi, nes vis tiek labai daug būtų laisvų. Jeigu norite čia gyventi, netgi labai geram viešbutį, labai geruose apartamentuose galima surasti už 20 eurų dienai. Be to, kiekvieną vakarą vyksta fejerverkai. Kiekvieną vakarą. Čia dabar lygtai skaičiau, kad vienintelė pasaulyje vieta, kur kiekvieną dieną šaudo fejerverkus. O čia jau einame į kavinių alėją, kur daugiausiai turistais. Mums irgi reikia kažko pavalgyti. O gal net išgert, sakau. Nespėjo pastatyti miestelio, o jau ženklai apsilupė kai kurie. Tai kad čia Venecijos gatvė, aukščiau matėm Positano gatvę. Atėjome turbūt ir populiariausiai šito miestelio aludę, reiktų sakyti, ne, kur daro vietinį pilstumą parduoda alų. Patekom kaip visą laiką ant happy hour, laimingos valandas. Iki 5 valandų alus kainuoja pusę litro tik tais $1. Mes atėjom be 2 minučių 5. Akcininkai vėl suspėjo. Kas gali būti gražiau pasaulyje už šitos 3 gražuolius? Parašykit komentaruose. Aišku, čia ne alkoholinis. Supratot? O kol linksmai leidom laiką, atėjo šou laikas mieste. Taip kad vietiniam gyventojam, kurie čia gyvena nuolatos ar tiesiog atvažiuoja atostogų, liūdna tikrai nebūna, nes pasirodymai kiekvieną vakarą, galima sakyti, nemokami. Išėjom pagėrę alučių. Kažko net karšta pasidarė, kažin kodėl. Suprantat apie ką? O dabar einam po Italiją. Italija Vietname. Kur dar šitą girdėjote? Parodykit operatorę mum Italiją. Einam, sienas patikrinsim, jos čia tikros ar ne, ar dekoratyvinės.
Rimtai patikrinau. Šitam staliukui daugiau nepilkit. Va taip čia atrodo Italija. Panašu jum Italija? Kas buvot Italijai? Pakomentuokit, panašu čia Italija ar ne? Aš esu Italijai buvęs 2 kartus po pusdienį. Tai iš to, ką mačiau nuotraukose, nebent galiu spręsti. Šiaip kažkom tai panašu. Atvašytos sienų ryškios spalvos, tai nežinau, ar man čia primena Italiją. Labai sakyčiau, per ryškiai. Čia yra vienintelis sala Starbucksas, kuriam įdomu kaip sekasi, nes konkurencija, kaip žinot, Vietname yra tiesiog milžiniška. Kavą galime čia nusipirkti ant kiekvieno kampo, kuri yra pigi ir skani. O Starbucks'e kavutė netgi čia kainuoja amerikietiškam kainom vos ne, po 5 euriukus. Taip kad įdomu, kaip jiems čia sekasi. O pas mus saulytė eina po truputį miegoti. O čia va tiek žmonių eis ant bučinių tilto. Bet mes, kadangi su žmona nesibučiuojame jau senai, tai ir neįsime. O iš manęs ką tik ištrišė 40 centų žmonelė, kad nusifotografuoti savo transformeriu. Šiaip nemokami, galima savo aukelę palikti jam. Pas mus dar viena fobija atrakinta vaiko, jau transformeriu bijom nuo 3 metų. Ne tik mes, pas savai babutę bijo. Pas vaiką fobiją eiti su mama, bet ne su tėvu. Einam. Ateik čia transformerį. Im 40 centų. O tokia graži nuotrauka pas mus. Verkia ir majoja. Kaip čia suprasti šitą logiką vaikų? Aš nesuprantu. Gerai, viskas nusiraminkit. Vaikas ir nusiramino. Nereikia vaikų teisių kviesti. Atsiskaitysim vaikų kažkaip už to vaikišką patirtą traumą. Nupirksim leduką. Kaip čia gražiai atrodo šitai kavinį. Pažiūrėkit, koks vaizdas jūra. Čia kur nefilmuos, visur gražu. Netgi čia einant atrodo labai turistiniai vietoj, kur jau turėtų būti iškeltos kainos. Jos yra užkeltas maksimum 20%. Nuo to, ką galima rasti visame tam, čia 20% tiesiog brangiau. Nesuprantama, tiesiog europiečiam toks dalykas. Paimsim cukraninių sulčių, savaitę negeriam. Kažkaip keista, bet mes apskritai jų negeriam Vietname. Nors jos čia pigiausios pasaulyje ir labai skanios. Iškiai apgreidinom savo cukraninių sultis, davėme čia 20 centų. Sakau, kad galvoju, kad ten citrina žalia, bet čia iš tikrųjų apelsina žalia. Vakar reiškia apgreidas už 20 centų. Nerealiai skanių. Saldu? Nu, bet skanu. Verta visų sumokėti 80 centų. O mūsų pupas dasimuša ledukais, kurie čia irgi ne patys brangiausi. Pažiūrėkit, kokie išpindėjus mačios ledus valgo. Vaikui pigiausius perkam po 40 centų, o patytai bagotyrė po 45 perka centus. Nieko savo, poniutė išpindėjus pas mane. O čia pas mus toks vaizdelis į vietinių žvejų laivelius. Ir taip pat kruizinius laivelius, kurie stampo turistus kiekvieną dieną po lankomas vietas. Mes taip pat turėtumėm čia apsilankyti po kelių dienų. Į labai gražias 3 salas turėtumėm nuplaukti. Taip, kad neperjungiam kanalo. O štai dėl ko vadinasi šitas miestelis Saulėlydžio miestu. Dėl nerealių saulėlydžių, kurie čia būna praktiškai kiekvieną dieną. Šiandien tikrai ne pats gražiausias. Esame čia buvo ne vieną kartą, tikrai ne tai, ką jums norėjom parodyti, bet oro nenustatysim. Miestas, kad ir feikinis, padarytas grinai turistam, bet jame tikrai smagu praleisti bent kelias valandas, atvažiuoti su šeima. Tikrai smagu čia pabūti, pavalgyti ir čia pasižmonėti. Tikrai ne ta turistinė vieta, iš kurios norisi kuo greičiau bėgti. Tas ramus pasivaikščiojimas po Italiją. Pagal tai, kiek šviesos languose ir pagal tai, kiek skelbimų Airbnb galima rasti daugybę, tai tikrai dar yra kur tobulėti pagal pritraukimą klientų. Bet link to judama. Tikrai ne tas, kas buvo prieš 2 metus, kai čia buvo visiškai Vaiduoklių miestas, čia apskritai beveik nieko nebuvo. Žmonės atvažiuodavo, pabūdavo valandą ir važiuodavo atgal. O dabar jau pasirodė ir gyvenimas pabiškiau čia juda. Na, tikrai smagu čia praleisti laiką. Labai gaila, kad Airbnb savininkas taip mums neatrašė ir mūsų rezervacija pradingo. Nors pagal planą mes čia turėjom gyventi 5 dienas.
Va čia dar tokie smagus fontaniukai padaryti. O va čia pas mus visų gražumų Venecijos bokštas. Labai gerai atrodo naktį. O čia yra miesto simbolis, pavadinimas jo. Būtent taip ir priminsiu, kad vadinasi miestas Saulėlydžio miestas Sunset Town. O čia yra ilgiausia pasaulyje keltuvų trasa, kuri trunka virš 8 km. Mes čia taip pat esame buvo prieš 2 metus. Vietomis aukštis siekia net 130 metrų. Taip kad tikrai smagus ir gražus vaizdelė atsiveria. Trasa pasibaigia kitoje saloje, kur yra atrakcionų ir vandens parkas. Tai va toks linksmas vakaras pas mus Sunset Town'e. Mes lekiame miegoti ir susitiksime kitą dieną. O dabar lekiam į 3 salų turą, bet būsiu vienas, šeimyna lieka namuose prie baseino. Tuoj pradėsim mūsų kelionę į šitą uostą. Pasirodo, šiandien pas mus labai bus daug žmonių, apie 100 net. Kai kurie jau yra nepatenkinti, nes tikėjosi, kad plauks iki 10 žmonių, kad pasidarytų gražių nuotraukų paplūdimy, plauks tokia vat minia. O čia vyksta tai, kas vyksta visą laiką Azijai. Aziečiai vyrai dirba savo darbą ir fotkina jų moteris. Bet gal jiem tas patinka iš tikrųjų, gal aš čia prisisvaigau kažką, kad jiem čia nepatinka, jos čia verčia. Gal čia tik mes europiečiai nemėgstam fotografuoti. Pažiūrėkit, kaip jis įnirtingai, jau visą valandą fotografuoja. Nes ponių tai netinka vis nuotrauka, tai ne tas kampas, tai ne darbinė pusė. O mes dabar grinai praplauksime po keltuvais. O taip aukštai jie čia keliasi, vietomis pas jos aukštis siekia net 130 metrų. Taip kad kas bijo to aukščio, nežinau, ar jums čia patiktų. Mūsų tai šiek tiek pakratė, kai kėlėmės prieš 2 metus, bet vaizdai nerealūs atsiveria. Išlipau iš vandens, vienas iš pirmųjų, nes pasirodo, kaip ir kiti turistai, gavau blogą kaukę, todėl nieko nemačiau, iškart prisipildo. Va taip atrodo mūsų turistinas, žodžiu, duoda 45 minutės, kad paplaukėt, bet kol visi išlipo, tai ir 15 minučių praėjo, taip kad kas paskutinis lipa mažiausiai laiko turės. Šiaip graži vieta, nors asmeniškai man pavaninis pasaulis įspūdžio nedaro, bet čia šiaip neblogi koraliniai rifai, reikia labai atsargiai plaukioti, nes kai kurie netgi jau yra pusės metro gylyje, tai labai atsargiai reikia plaukioti, kojas galima susipjaustyti. Bet mačiau ne vienas turistas prasikeikė, nes į kaukę leidžiasi vanduo. Egipte nebuvau, bet turbūt kažkas panašaus. Pakomentuokit, kas buvo Egipte. Iškart priplaukė 10 laivelių mažiausiai ir dar atplauks, nes matom atplaukė iš toli. Kol plaukėme į šitą salą, įdomus dalykas nutiko. Kadangi plaukė keli leliukai, tai vienas žengė pirmosius savo žingsnius siūbuojančiame laive. Įdomu buvo stebėti. Turbūt ne kasdien tokį dalyką pamatysi, ar ne? Tai va, buvo daug džiaugsmo laive. Dar šiek tiek pasidžiaukime šią salą ir judėsime toliau. Viskas, ančiukai, grįžtame į laivą. Pirmais, antrais įsiskaičiuot. Kažin, kiek laive turime begėdžių, kurie išlipdami dabar jūrai padarė sysių. Kaip galvojat, koks procentas? Žodžiu, atplaukėm į kitą vietą ir man baisiai nesiseka su kaukėm. Kažkaip matau, daugumą žmonių apskritai jau nusivylė, man atrodo, šito turų, arba tiesiog aptingo išgėrė alučio, nes iš 100 žmonių matote dabar plaukia tik tais 20. Ir to tokia vieta, ne pati gražiausia, prieš tai tikrai buvo gražiau ir tikrai daug daugiau visko matėsi, negu matosi dabar. Visi jau laukia, kada valgį duos. Akmenys tai belen kokie dydžio, pažiūrėkit. Kokie didumo. Dėdė ir stipresnį jau paėmęs, kad smagiau plauktųsi. O aš eilinį kartą įsitikinu, kad turistinės vietos, kaip perki paketą su visais turistais, tai ne man. Turistai atplaukia į patį didžiausią turistiną. Ir kurgi aš atplaukiau? Kas čia per vieta tokia? Kitą ką reikės gerai paguglinti prieš perkant ekskursijas, nes čia kažkas baisaus. Apie vietą nesakau nieko, taip gražu, bet tai milijonas turistų, ta prasme atrodo, kad į poketą kokią atplaukiau. Pažiūrėkit, kiek čia žmonių. Viskas, grinai turistam. Pabėgau šiek tiek nuo turistų. Vienintelis, kuris geras dalykas šitoje ekskursijai, tai labai geri buvo pietus. Tiek prikrovė realiai, ant stalo nebuvo vietos. Tapsime, net savo lėkštutės negalėjau padėti, nes nebuvo vietos, tiek prikrauta buvo. Ir viskas skanu, deserčiukai, pusės net nesuvalgėm, nes tikrai nebuvo net kur įkišti tiek daug maisto. Bet kokia įtampa buvo valgant.
aš atsisėdau su ukrainiečiais prie vieno stalo, o kitoj pusėje rusai sėdi. Įsivaizduojat? Į tampėlę. Tai kai kurios ukrainietės net nevalgė, nes nesinori šalia tokios kompanijos, sakė, valgyti. O ta rusų kompanija, tai va, tas topų topas viršūs. Nesakau, kad visi rusai yra blogi, yra tikrai būna kultūringi žmonės, kurie gerai elgesi užsienį ir panašiai, bet va, ten buvo tas, ko jūs nenorit, tik nei Turkijai, nei Egipte. Nes aš pirmą kartą girdėjau, kaip mama siūlė pačiulpti lytinį organą vieną savo vaikui, nes jis nenorėjo valgyti. Ten visi mokantis rusų kalbą tiesiog šokė buvo, kad mama tai pasakytų savo vaikui. Gerai, manau, laikas paleisti droną, parodyti iš viršaus šitą visą turistyną. Ne, nu čia tai vandenukas tai visai nieko, gražu. O kai lučiai išgeri ir turistai visai nemaišo. Gerai, jau gerai. Galbūt labai daug pesimizmo šiandien skambėjo iš manęs, bet ką padarysi, toks jau aš. Sakau, kaip yra. Būčiau žinojęs, prieš tai nevažiuočiau turbūt iš tą ekskursiją. Turistinas. Bet pakeisti aplinką visai nieko. Apskritai išlipus iš laivo. Pirmas įspūdis buvo liktais į Phi Phi salas, atplauktum Tailande. Kažkas panašaus. Masė turistų, keltai, valtis, speedboatai ir tūkstančiai turistų. Labai priminė Tailandą. Žmonos nenuvylė moterišką nuojautą. Ne veltui jinai pasirodo čia nenorėjo važiuoti. Kažką jautė ir mane sakė. Sako, Janas, važiuok tu tą nesąmonę. Aš su dukra pabūsiu prie baseino. Ir neprašovė. Čia kas netidesnis kapitonas speedboato, tai gali ir užplaukti ant rifo. Ir pasibaigs kelionė laivelį šitoj vietoj. O mums ančiukams jau laikas grįžti į laivelį. Mes jau išplaukiam. Sugrįžau į mūsų nerealų resortą. Tik pažiūrėkit, kokie čia pas mus vaizdeliai. Grįžome į mūsų jau pamėgtą Santa Garden resortą. Anksčiau gyvenome už tų krūmų, o dabar gavome visą tokį namelį tik mūsų šeimai. Kuris šį kartą buvo brangesnis, bet brangesnis tik 7 eurais, 29 eurai. Naktis, o tokioje vietoje, su vaizdu iš karto į baseiną. Net nereikia niekur eiti, tiesiog va, nusileidai ir šokai į baseiną. Kaip jums patinka? Nes mums tai labai. Su šio video mes ir pabaigsime mūsų kelionę po Vietnamą, kuriame praleidome daugiau negu 2 mėnesius. Ir manau, kad mes čia dar tikrai sugrįšime. Tai yra turbūt viena pigiausių pasaulyje valstybių, jeigu ne pigiausia. Nerealiai geras oras, gražus paplūdimiai, kalnai, upės, absoliučiai viskas yra, ko tik reikia jūsų tobuloms atostogoms. Taigi atsisveikinam su Vietnamu ir keliamės į naują valstybę, į kurią aš asmeniškai norėjau pakliūti jau nuo vaikystės. Taip kad labai laukiu tos kelionės, žinau, kad tikrai man patiks ir tikiuosi patiks ir jums. O jūs žinojate, kokią paslaptį slepia šitas chalatas? Tik niekam nesakykit.